Aklas pasimatymas. Labas vakaras, Aklo pasimatymo klausytojai. Čia paskutinioji šių metų laida. Mes užbaigėme 9-ąjį Aklo pasimatymo sezoną. Aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, kviečiu Jūs praleisti šią paskutinę laidą drauge su mumis ir pakalbėsime iš tiesų apie gyvenimo išmintį ir kartais kvailybę, apie pamokas, kurias gauname, ir labai dėkoju, kad šiandieną su mumis laidoje, paskutinėje tokioje simbolinėje laidoje, gali bendrauti režisierius, kino scenaristas, rašytojas, dainų autorius ir atlikėjas, knygų autorius Vytautas V. Landsbergis. Iš karto sveikinuosi su Jumis, labai dėkoju, kad esate čia su mumis ir noriu paklausti, kokie šie metai buvo Jums ir kokias Jums pamokas atnešė. Sveiki gyvi visi klausytojai. Pirmiausia, gražių švenčių ir linkiu gražesnių metų, šviesesnių. Šitie metai iš tikrųjų buvo sunkus, pažymėti turbūt pagrindinio baugaus įvykio, tai Rusijos karo prieš Ukrainą, ir turbūt tai yra atskaitos taškas viskam, kas vyksta. Ir netgi kūryboje, aš sakyčiau, mes esam visi tokioje dviprasmybėje keistoje, kai tu negali kūryboje tiesiogiai kalbėti apie karą, nes tai būtų šiek tiek šventvagiška, vis tiek mes dar kaip ir galime tik tai stebėtojais būti, bet negali kalbėti ir apie kažką kitą, tarsi tai yra tokia dominuojanti pasaulinė problema, kuri vyksta šalia mūsų, ir visi žmonės, kurie turi empatijos jausmą, jie solidarizuojasi su tuo skausmu, su tomis netektimis, kurios vyksta Ukrainoje. Bandome kažką padėti, ir kūryba iš tikrųjų, ar visi kiti veikimai nueina į šiek tiek antrąjį planą, kaip ir išbūti, pralaukti, padėti, tikėtis kažkokių stebuklų. Toks keistas laikas iš tikrųjų, ir Kalėdos galbūt ypatingai sustiprina šitą jausmą, tą stebuklo laukimą, kai logiškai protu matai, kad yra visi variantai, kaip sakoma, ant stalo padėti, ir patys blogiausi, ir šiek tiek geresni, ir tu turi vis tiek nepamesti vilties, prisiminti, kad ir Lietuvos partizanus, kurie žymiai blogesnėse situacijose turėjo išsaugoti proto ramybę ir kažkokį veikimą atlikti tėvynės labui, tai ir mes turbūt turime tą išmokti, turbūt didžiausia pamoka. O koks kalėdinis laikotarpis yra Jūsų šeimoje? Ar Jūs turite kažkokių šeimos tradicijų, o galbūt etninės mūsų tradicijas kažkaip pažymite? Kokios būna Kalėdos Jūsų namuose? Kalėdos turbūt niekuo nesiskiria nuo daugelio žmonių Lietuvoje švenčiančių šią gražią ypatingą šventę. Tai yra susiejimas namuose su gyvaisiais ir mirusiais, pasibuvimas kartu, prisimenant išėjusius ir pasidžiaugiant ateinančiais vaikais, anūkais. Tai tokia bendrumos šventė, ir tikrai šito sakralumo labai reikia. Laiko pabūti kartu nėra daug. Nors kuo labiau žmogus bręsti ir sensti, tai supranti šito dovaną, šito reiškinio, kuri be galo svarbi, ir kartais netgi prioritetuose galvoju, ar čia tikrai dar tau svarbu kažkokie karjeros ar koncertiniai ar kažkokie kiti dalykai, ar tiesiog nuvažiuoti su anūkais, nueiti į mišką, pasiekti pasaką, išmokti kaukti kaip vilkui, arba pasiklausyti kažkokių paukščių čirkšėjimų, kad visos tos mažos apeigos darosi be galo didelės. Tai kūčių vakarienė ir Kalėdų šventimas, man atrodo, yra esminė šventė, pasidžiaugimas, kad dar esame kartu, ypač šiais neramiais laikais. O kas dar aplink tas šventes? Tai sniegas, baltuma, rogės, slidės, miškas. Aš, kai užeina tokie kažkokie sunkmečio nerimai, labai mėgstu eiti miškais ar pajūriais toli, išvaikščioti, tai išbūti kažkokią, vėl pasiekti savo ramybę, arba dainuojam su Ramune liaudies dainas, kalėdinės, kalendorinės dainas. Jos irgi gelbsti ir suvokia, kad tas virsmas yra kasmet žiemą mes numirštame, kad prisikeltume pavasarį, ir tą rėdos ratą išgyventi irgi labai svarbu,
kad tai nėra kažkas baugaus ar neįprasta, kai dainuoji dainą Oi tu zuikeli leliumai, nušaus tave jaunas strelciukaicis ir nuims tavo kailinaicius. Ir tu supranti, kad tas baltas zuikelis tai yra apie kiekvieną iš mūsų. Visi mes tuos savo nunešiotus kailinaicius turim nusimesti ir atgimti kitam pavasarį vėl iš naujo prisikelti. Nepaprastai Jums dėkoju už šiuos žodžius, iš tikrųjų kiekvienam linkiu atrasti ir pasisemti tame baltume prisikėlimo džiaugsmo. Dabar trumpam paklausysime muzikos ir pokalbį pratęsime netrukus. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį. Šiandieną laidoje svečiuojasi Vytautas V. Landsbergis. Mes kalbame apie gyvenimą tiesiog. Ir dar viena tema, kurią norėčiau šiandieną aklame pasimatyme su Jumis paliesti, tai yra Jūsų organizuojamas kūrybinės stovyklos ir darbas su jaunimu ir paaugliais. Pasidalinkite su mūsų klausytojais, kada pradėjote šias stovyklas organizuoti ir dėl ko tą pradėjote, dėl ko ėmėtės šio tikrai sunkaus darbo. Bent jau man taip atrodo, kad tai turėtų būti sunkus darbas. Atsakymai gali būti keli. Vienas atsakymas, kad tai yra mano mėgstamiausia publika ir aš galvoju, kad tai yra apskritai Lietuvos vilties zona. Iš suaugusių kažkodėl aš galbūt pesimistas, bet aš ne per daug tikiuosi. Aš matau, kad yra susiformavusi tam tikra konflikto tradicija gyventi kovoje, norint laimėti, nugalėti, kitąsyk net pažeminti. Ir vaikuose aš matau, kad šitų savybių dar nėra ir kad jie dar yra kitokie, bendruomeniškesni, pozityvesni. Ir manau, kad jeigu jie tai išsaugos ir neperims šitų tradicijų, kad mes turime būtinai vieni kitiems spjaudyti ir į atlapus kabintis, tai gal ir Lietuva keisis. Man labai gražus yra Jono Meko toks kalambūras, kai juokaudavom su juo ir jisai sakydavo, viskas Lietuvoje gerai, tik tai reikia himne vieną eilutę pakeisti ir bus dar geriau. Ir juokai sakydavo, kad ne iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia, o iš ateities. Vektoriaus pakeitimas be galo svarbu. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad Lietuva bus tiek, kiek mes žiūrėsime į jaunimą, į vaikus, moksleivius ir kiek jiems kuo anksčiau perduosime Lietuvą. Nenuleisdami iš viršaus modelio, vat tu taip mylėk, tu taip elkis. Modelį jie atsineš savo. Tu gali tik tai palaiminti ir suteikti jiems drąsos pasiimti tą atsakomybę, kad čia nėra suaugusių kažkokių Seimo narių, mokytojų, vyriausybės narių ar prezidentų Lietuva. Jūsų yra Lietuva. Jūs turite imtis jos ir mokytis ją paversti stebuklų kažkokią valstybę, kur jums būtų gera gyventi. Kartais netgi pripažįstant, kad dėja mes suaugusieji to nesugebėjom. Mes įsileidom į tas rietenas, į neapykantos žaidimus ir nebėra kas mus suvienyje, sujungia. Kitas momentas, kad jungties dalykai yra kūryba. Kūryba pradedant nuo mūsų protėvių kūrybos, nuo liaudės dainos. Ir kai į stovyklą susirenka vaikai iš skirtingų socialinių aplinkų, su įvairiais psichologiniais pažeidimais ar skyrybiniam patirtim ar traumom. Ir tau reikia iš jų sulipdyti kažkokį darinį, kuris galėtų kurti filmą. Ir turime tam filmui savaitę ar 10 dienų. Tai per pirmasias 2 dienas reikia, kad mes pasidarytumėm, taip nelietuviškai sakant, hebra, bendruomenė, draugai, bičiuliai, pasitikintis. Ir tada mes dainuojam. Mes dainuojam dainas liūdnas, kalbam apie liūdesį, apie vienišumą, apie kareivėlio ilgesį, apie meilės dalykus, kaip ne visada jinai bus sėkminga ir visokios patirtis yra liaudės dainuose užfiksuotos. Ir staiga visi atsiveria, kad ir paliūdėti gerai, ir padainuoti gerai, ir pajausti tą, kad mes esame iš kažkokio vieno genties prokamienio, iš to paties medžio, iš ateinantis ir mes galime tą medį auginti toliau. Tai be galo svarbi patirtis ir tada tu jau kai pasijunti tą šakelę, lapeliu, žiedeliu, pumpuru, tau ateina ir kūrybinės idėjos, kurias siunčia tas medis, ta protėvių dvasia kažkokia. Tokie tarsi paprasti dalykai ir aš
tai matydamas vis apgailestauju, kad etnokultūra, liaudies daina yra išbraukta iš mūsų kasdienio gyvenimo, iš mokyklų programų pašalinta ir čia jau tik nuo kažkokių individualiai tam pasišventusių mokytojų priklauso, ar vaikai pamėgs liaudies dainą, ar grįžtie papročiai, ar ne. Tai stovyklų patirtis yra tokia, kad ateina labai stipri karta ir jiems reikia, gink Dieve, nenumušti to pasitikėjimo, neįrodyti, kad jūs čia maži kvaileliai, durneliai, mes čia protingi dėdės jums paaiškinsim, kaip reikia gyventi. Aš manau, kad yra atvirkščiai. Mes turim jų klausytis ir jie gali mums paaiškinti, jie mums gali parodyti savo filmais, savo spektakliais, savo pasakomis, kokią Lietuvą ateities jie įsivaizduoja ir kokią ją statys. Čia kaip Kabrilio Džibrano yra tas pranašas, kuris labai gražiai, kad vaikai yra ne jūsų, vaikai yra ateities rūmose gyvenantis ir jūs turite labai atidžiai stebėti ir pagarbiai, kokį jie tą ateities rūmą atsineša. Tai aš net nežinau, ar tose stovyklose mes vaikus kažko mokom, ar jie mus pamoko. Sakyčiau, gal net antrasis variantas yra labiau man priimtinas. Turbūt kaip ir visur, aš taip spėčiau, kad ir mes mokome, ir mūsų moko, toks yra turbūt pilnavertis procesas susitikimo. Dabar dar pasiklausykime muzikos, pokalbį pratęsime visai netrukus. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas, bendrauju su Vytautu V. Landsbergiu. Pradėjome kalbėtis apie jaunimą ir tai, kaip jis mus moko ir kaip jūs dalinatės savo patirtimi su jaunimu. Man čia įdomu, jūs labai gražiai pasakėte, kad reikia atiduoti į jaunimo rankas arba į vaikų rankas kurti ateitį Lietuvai. Kaip jums atrodo, kiek svarbu atiduodant tą ateitį į jų rankas nušviesti praeitį, nes jūs kuriate tokius trumpametražius filmukus savo kūrybinėse stovyklose, su temomis tikrai sudėtingomis, knygnešiai, partizanai, tremtis. Kaip šios temos padeda paremti tą ateities Lietuvos idėją? Tai yra toksai fenomenas, ką aš vadinu Lietuvos istorijos privatizavimas. Iš tikrųjų, pastebėjau tokį fenomenalų gana reiškinį, kad vaikai, kurie ruošiasi vaidinti filmą apie partizanus, repetuoja, vaikšto apsirengę partizanų kostiumais, eina nakvoti bunkerį arba ten pabūti užsidarę ir pasėdėti toj aklinoj tamsoj drėgmėj šaltyje. Jie supartizanėja ir jiems nebereikia aiškinti apie pilietiškumą, patriotiškumą, jiems tai tampa jų patirties dalimi. Čia turbūt irgi nieko naujo nėra, kad patirtis yra esminis dalykas, ne teorijos, ne skaičiai, faktai ar kažkokios ideologijos, bet aš patyriau, man buvo baisu, man buvo šalta, aš jaučiau kažkokius dalykus ir juos nugalėjau ir atėjo draugai ir mes gėrėm arbatą ir mes dainavom partizanišką dainą ir aš pradėjau įsivaizduoti, kaip jaučiasi partizanai ir kaip jaučiasi dabar Ukrainoje, žiemą, kariai ir man tai be galo esminė patirtis. Tai jeigu vaikai prieina iki šito, viskas, su jais yra gerai. Jeigu jie dar turi išmokę vieną kitą lietuvių liaudies dainą ar partizanišką dainą ir kažkokią sunkią akimirką jie atsisės ar vienas ar keliese ir padainuos tą dainą, tai jau yra gelbėjimosi ratas. Tai yra tai, kas mus suvienyje su ta Lietuvos istorijos, mitologijos, tautosakos visuma. Mes nebepasidarom atskirti ir iš esmės prapuola vienišumas. Aš sakyčiau, kad netgi tai yra prevencija daugeliui dalykų, savižudybėms, alkoholizmui, narkotikams ir taip toliau. Nes žmogus, jeigu jaučiasi saugus ir mato, kad aplinkui jį irgi yra tos pačios kraujo grupės žmonės, kuriems jis gali paskambinti ir su kuriais gali susitikti, padainuoti, pasikalbėti, pasižiūrėti filmą, kurį kartu kūrė prieš kažkiek tai metų, tai yra jau jų jėgos zona. Jų vieta, kur yra jie mažiau pažeidžiami. Aš netgi sakyčiau tokį labai paprastą pavyzdį. 10 metų patirtis dainuojant Ratilio.
dar pas Zitą Kelmickaitę amžinatilsį. Ir aš dabar žiūriu atgalio ir į tuos žmonės, kurie iš Ratilio. Tai nežinau, kaip apibendrinti kitaip, bet tai yra darnus ir sąmoningi žmonės, kurie nenusprūdo į kažkokius kraštutinumus, netgi psichologiškai jie yra brandžios asmenybės, dirbančios Lietuvai, ar jie būtų gydytojai, ar jie būtų kažkokių kitokių profesijų žmonės, kad tai yra dvasinės sveikatos priežastis. Tie žmonės išliko stiprus. Jie nenusigėrė, nenusivažiavo į kažkokius šonus ir jie nėra kažkaip aklai pikti dabartinėse kažkokiose politinėse ar kažkokiose ekonominėse perturbacijose ar COVID metu. Jie nepasiduodantis isteriniams ar kažkokiems nepilnavertiškiems poelgiams. Tai vėl galima sakyti, kad liaudies daina yra gydantis vaistas, tai yra psichoterapija. Kodėl mes jos nenaudojam, kodėl jos per mažai yra viešoje erdvėje, televizijoje, radijoje, kodėl neieškoma būdų, kaip ją jauniems žmonėms padaryti jų dalimi, kasdienybės, netgi sakyčiau, snobiškumo, mados. Vėl paprastas pavyzdys yra tos, kad ir ukrainiečių dainos. Atvažiuoja į mūsų stovyklas vaikai iš Ukrainos, našlaičiai, arba aš matau, kaip jiems svarbu yra ukrainietiškumas, pasireiškęs etnokultūriniais dalykais, tiek rūbas, tiek ta višivanka, siuvinėti marškinėliai, tiek liaudies dainos. Jie, ten yra stiprus. Mes irgi tą dar, man atrodo, galim susigražinti ir aš dabar kurdamas filmą apie Zitą Kelmickaitę, kalbinau neseniai Eleną Bradūnaitę, kuri Havajuose gyvena. Ir jinai man papasako šitą fenomeną Havajuose įvykusi prieš 20 metų, kai beveik išnykstanti kalba, kultūra, dainos, papročiai buvo sąmoningai atgaivinti, pradedant vaikus mokyti. Ir čia tas apverstas modelis, kad vaikai išmoko vėl Havajų kalbos, dainų, papročių ir jie grįžę išmokė tėvus. Tai man toksai nušvito paprastumas modelio, kad mes Lietuvoje galėtumėm irgi taip pat apversti viską. Vaikai tapę tokiais Lietuvos dvasios vedinais žmonėmis, jie grįžę namo paveiks ir savo tėvus, savo aplinką, savo mokyklą. Tai kodėl nepasinaudoti sėkmės modeliais, kurie jau yra? Aš irgi labai tikiu tokiu modeliu, pati buvau mokoma daug liaudies dainų ir dabar kažkaip su liūdėsiu tam tikrų nostalgiją matau, kad mano jaunesnioji sesuo, kuri tik dabar baiginėjo mokyklą, kažkaip labai mažai parsineša namo tų liaudies dainų. Kągi, dar pasiklausykime muzikos ir po jos pratęsime savo pokalbį, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi Vytautas V. Landsbergis. Mes kalbame apie muziką ir tai, kaip mūsų liaudies etnokultūros perdavimas gali padėti kurti valstybę, išsaugoti valstybę. Dar norėčiau pakalbėti apie dvasingumo paieškas, kurias, kaip jau ir laidos pradžioje užsiminėte, tikrai išgyvename sunkų laikotarpį ir manau, kad neretas iš mūsų kartais praranda tą savo ryšį su prasmės paieškomis. Kaip jums pavyksta tą ryšį palaikyti? Kas jums padeda palaikyti? Turbūt vienas iš tų palaikymo būdų yra daina, ar klystu? Daina taip, poezija taip, gamta. Aš turiu galimybės ir kai tik tai atsiranda menkiausia proga eiti išvaikščioti. Iš tikrųjų tai yra mums visiems duota tokia natūraliausia meditacijos arba sugrįžimo į save būseną, tai vaikščiojimas. Aš jį atradau eidamas Jokūbo kelią kažkada 800 km per Ispaniją. Ir nuo tol tai pasidarė toksai įprotis, kad jeigu tau neramu, tau negera, tau pikta, tai tu išvaikščiok. Eik ir tau po 5-10 km įsijungs kažkoks džiaugsmo gamintuvas vis tiek, kuris yra instaliuotas. Ir nesvarbu, koks oras, ar lyja, ar šalta, ar vėjas, ar lietus, tu turi prisiversti eiti, pajudėti ir sugrįžti į save. Yra toksai man kažkoks
pojautis, kad mes gyvenime esam per daug užskubėję ir per daug informacijos gaudami mes pametam ryšį su savo savastim ar su siela, jeigu taip kalbėti kažkokiais dvasiniais terminais. Čia yra tokia Olgos Takarčiuk labai graži pasaka apie žmogų, kuris labai skubėjo ir jo siela atsiliko ir jis paskui pasimetęs, visko užsidirbęs ir tarsi susikūręs gyvenimą, bet labai liūdnas, nes jo siela nebespėja iš paskos ir kaip jisai tada sėdi, laukia depresijoje ir po kiek metų siela grįžta, sako, tu labai greit lėkiai. Iš tikrųjų sulėtinti, sumažinti, mes per daug intensyviai gyvename. Ir apie save galėčiau pasakyti, kad reikia išmokti šiek tiek lėto gyvenimo ir mano prisiminimas iš Jokūbo kelio yra vienas toks, mes su bičiulėjom ir 1-2 savaitę ten norėjom greitai nueiti, įrodyti, kokie mes čia stiprus ir kaip čia galim daug ką pasiekti, ten po 30 km per dieną ir paskui ištiko 3 savaitę beprasmybės suvokimas, kur tu lėki, ką tu čia įrodysi, kur tu nulėksi. Ir mes pradėjom eiti ypatingai lėtai, vos ne pėda už pėdos. Ir tai buvo pačios nuostabiausios dieną, sakyčiau, tada siela grįžo, jinai mus pasivijo, belėkiančius. Ir vat tas to lėtesnio gyvenimo buvimas, man atrodo, yra prasmė, kad visos nelaimės ar bėdos mus kažką išmoko. Vis tiek yra kažkur maža kertelė, kur tu gali džiaugtis, kur tu vis tiek gali kvėpuoti pilnais plaučiais. Ir manau, kad kiekvienas susiranda tas savo tokias psichoterapinės, autoterapinės veikas. Man tai yra ėjimas, dainavimas, kažkokių mažų ritualų turėjimas, arbatos išgerimas su žmona, užsidegus smilkalą ir žvakelę, ar sėdėjimas ir skaitimas gražios poezijos, kokį nors Kornelijų Platelį atsivertus ar Sigitą Gedą. Ir vat tie mažieji dalykai, jie gelbsti Bacho muziką, o dabar aš kažkodėl nežinau, man šią žiemą Bachas atsirado ir vėl jaučiu, kaip gerai yra Bachą klausytis. Jisai leidžia išbūti. Iš tikrųjų, tai tikrai manau, kad mes dar prisimindami, koks buvo mūsų lėtas tempas ir galėdami jį palyginti, net aš atsimenu, kad nors dar tik tai 30 metų virš turiu patirtį, bet vis tiek atsimenu, kad lėtesnis buvo tempas mano mokyklos laikais. O kaip tą galimybę sulėtinti gyvenimo tempą priminti jauniems žmonėms, kurie gyveno visada tik tai lėkime, kaip jums atrodo? Jaunimas turi vieną tokią gražią savybę, jie labai mėgsta patyrinėti savo psichiką ir atrasti dalykus, kurių buvo nepatyrę, praplėsti sąmonę. Ir aišku, tai yra ir pavojinga, nes kartais jie eina visokiais psichotropinių paieškų keliais, kažkokių chemikalų ar dar kažkokios svaigulio. Tačiau yra natūralios priemonės, kurios juos labai sudomina, patraukia. Ir viena iš tokių mano patirčių, kurią irgi galiu pasidalinti, tai yra tyla. Yra tylos kaip žanro, kaip elgsenos modelio įvedimas į santykius tarpusavio. Ir tarkim, mes kažkada darėme stovyklą, kur buvo haiku kuriama ir fotografija. Jungėme tuos du menus, bet prieš tai reikėjo visą parą tylėti. Ir vaikams, tai paaugliams buvo labai sunku užduotis. Ir netgi ne tik tylėti, bet netgi ir dar pusę laiko būti, kaip jūsų aklas pasimatymas, tai užsirišus akis aklomis, eiti apgraibomis, kai tave veda tik tai draugas ir tu negali nieko pasakyti, bet jūs turite vienas kitą pajausti. Ir jie iš tos būsenos išėjo, atsinešė labai gražius tekstus, atsinešė labai ir savo suvokimą tos vienatvės, tokio kažkokio ilgesio, draugiškumo ir padėkos už tai, kad kažkas čia tave vedžiojo, kažkas tavim rūpinosi, vandens padavė, pasodino. Yra tie mažieji žaidimai, tokie, kur jie labai vaikai greitai juos pagauna, jiems patinka, wow, mes visą parą tylėjom, įsivaizduoti, jau tu turi pasaką, jau tu turi ką papasakot grįžęs, jeigu dar parodai nuotraukas ir haiku, kuriuos sukūrei iš tos tylos, išėjęs, susipažinęs su savo vidiniam būsenom. Tai yra toksai vėl paprastas ir labai mažas stebuklas. Ar vienas dalykas, kurį pastebėjau, tai stovyklose mes paprašom tėvų, kad paimtų mobilius telefonus, kad jų nebūtų.
Ir tai irgi pirmą dieną būna tam tikro irzulio, kaip čia dabar, kaip mes galėsim. Antrą, trečią dieną atsiranda labai daug bendravimo. Jie susėda dviese, tryse, šnekasi. Tai jie atranda vėl senai gražų būdą išsikalbėti ir pasipasakot netgi dalykus, kurie tave slegia, nežiūrint į telefono langelį ir neskrolinant ten po YouTube'us. Tai irgi tokie paprasti dalykai. Mes iš tikrųjų galbūt tie karai, covidai ir visos bėdos mus gražina prie labai paprastų elementarių dalykų ir juose galim pamatyti tą šventumą, sakralumą. Kaip yra gera tiesiog sėdėti ir kalbėtis. Arba sėdėti ir tylėti, žiūrėti vienas į kitą. Dabar trumpam pasėdėkime ir patylėkime klausydamiesi muzikos ir savo pokalbį netrukus pratęsime. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną svečiuojasi Vytautas V. Landsbergis. Vytautai, priartėjome prie mūsų paskutinės laidos dalies. Ir dar labai svarbu, manau, pakalbėti apie kūrybą, apie kurią jūs jau ir užsiminėte ankstesnėse dalyse, pasakodama savo patirtis, kuriant drauge su paaugliais, bet jūs ir pats daug labai kuriate ir pasakų, ir poezijos, ir filmų, ir kitų dalykų. Tai norėčiau jūs ir paklausti, kas jums yra kūryba, polėkis, darbas, o galbūt tam tikra kančia ir kokiame kūrybinio proceso etape šiuo metu esate? Kūryba, aišku, yra toksai gana esmiškas kiekvieno žmogaus išgyvenimas. Gal, sakyčiau, tuo mes esam panašus į paukščius, kurie čiulba ir kurie mums praneša kažkokius dieviškus dalykus, kad ir mes galime neužsimiršti ir neužsimti tiek karyba, kuri tampa irgi populiarus žanras santykiuose ir tarp valstybių ir tarp žmonių, o kuo daugiau dėmesio skirti kūrybai. Kūryba man tai yra savęs pažinimas visų pirma, ir kai tu aptinki būdus, kaip išspręsti tam tikras savo aklavietės, kryžkelės, ištiesinti vingius gyvenimo ir ateiti į kažkokį ramesnį būvį, tada tu gali pasidalinti. Tada tu gali papasakoti ir apie tas bėdas, ar apie sunkumus, kai jau yra ir atsakymas, kaip iš to išeiti. Kita vertus, kūryba yra sunkus dalykas, nes jis yra labai bipoliškas. Jis susijęs ir su euforiniam patirtim, ir su nuopoliais, ir su nusivylimais. Ir tai, aš manau, yra kiekvienam žmogui pažįstama, ar jisai rašo eilėraščius, ar jis kūrė filmus, ar jis tiesiog gyvenimą, nes kūryba yra viskas, yra ir santykiai kūryba. Ir juos reikia išmokti tobulinti, reikia išmokti išsikalbėti su artimai žmonėm, kol tu susikuri tokią šeimą, kurioje tau gera, jauku, kur yra namų dvasia. Tai apie savo kūrybą aš net nežinau, ką pasakyti per daug. Iš tikrųjų, jinai yra visokia, ir pasisekusi, ir mažiau pasisekusi. Tai yra kelias, ir jeigu pasidalint norėčiau kažkuo, kas jame nutiko gražiausio, tai iš tikrųjų tos būsenos, kai tu esi kuo mažiau asmeniškas, arba kai tau atrodo, kad kažkas tau diktuoja, tavo ranką vedžioja, kai nutinka mažiai stebuklai, kai filmavimo metu staiga susiklosto taip aplinkybės, kai tą akimirką, kai reikia saulė išlenda iš už debesies, arba kai reikia lietaus, staiga užeina lietus ir tu supranti, yra kažkoks sinchronas su dvasiom, su dievais. Ir tos būsenos yra turbūt pačios įstabiausias, kai tu, aš taip galbūt iš Viliaus Orvido esu pasiskolinęs tam tikrą minčių žiupsnelį, ir viena iš jų yra, kad ne tu kuri, o per tave yra kuriama. Ir jeigu tu esi švarus instrumentas, stengiasi jo būti, tai tada galbūt dievulis ir kažką gražaus tavimi pasinaudodamas praneš. Tai man kūryba yra tas bandymas būti švariu įrankiu. Ne visada pasiseka. Čia tikrai yra daug ir egoizmo, ir kūryba kartais ir tokius narcisiškus nuveda, aš čia sukūriau, aš čia kažkokius laurus ar kažką. Iš tikrųjų, tai apibendrinant, nežinau, vienas iš man tokių autoritetų yra, šiaip ir šiuose laikuose labai aš visiems siūlau daug dėmesio kreipti į partizanišką dvasią, skaityti Daumanto laiškus, skaityti Dzūko dienoraščius. Ten galime rasti stiprybės. Tai man vienas iš Daumanto
tokių paprastų labai pasakymų, ką jis pasakė savo bičiuliui Pajaujui Paryžiuje būdamas, prieš grįždamas žūt į Lietuvą. Kažkaip jie kalbėjo apie žmogaus prigimtį ir Juozas Lukša Daumantas taip šyptelės pasakė, sako, žinai, visi mes iš tikrųjų esam šūdeliai šitoj žemėje. Tik tai skirtumas, kad vienis smirdi daugiau, kiti mažiau. Ir man toksai ironiškas, partizaniškas, šiek tiek vulgaresnis galbūt pasakymas, bet jis labai tiksliai apibūdina žmogiškąją prigimtį. Iš tikrųjų reikia stengtis kuo mažiau skleisti negerų kvapų, o jeigu pavyksta kažką gražaus, gero, tai tame yra grožis gyvenimo. Labai iš tiesų žemiškai ir tiksliai įvardijote. Atsisveikinant su mūsų klausytojais, galbūt galėtumėt pasakyti, kas yra svarbiausia norint būti švariu įrankiu ir skleisti kuo malonesnius kvapus. Į ką pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį ir kas jums yra svarbiausia, stengiantis palaikyti savo kūrybinį instrumentą švarų? Na, mes visi esam žmonės ir turbūt turime tų žmogiškųjų savybių, kurios trukdo švarai ir turbūt nuo to reikia pradėti visų pirma, kiek tavy yra nepakantumo, kiek tavy yra pavydo, labai lietuviškas bruožas yra, kiek tavy yra savigailos, aukos, kad čia kažkas kažko nedavė. Ir šitie visi dalykai, jie sutrikdo tam tikrą dvasinį pralaidumą, tu nebegauni žinių iš aukščiau, tu tada įsikalini savo egoizmo kažkokiam narvelį, kitiem pavydėdamas, lygindamas. Tai šitie dalykai, man atrodo, yra kiekvieno žmogaus kelyje labai svarbus ir aš negalėčiau pasakyti, kad aš esu šventasis ir jau su jais susidoroju ir man užeina, kad ir savęs gaila ir kažkokie atodusiai tokie, bet vėl paskaitai partizanus, paskaitai dzūko dienoraščius ir supranti, kad palauk, tu čia jau nori pradėti savęs gailėti, ar turi tam tikrai priežasčių rimtų, jeigu tokie žmonės kaip Dzūkas, Daumantas, kaip Vanagas, jie savo to neleisdavo, būdami žymiai sudėtingesnėse aplinkybėse. Ir tada vėl supranti, kad viskas yra tarnystė, reikia padėti kitiems. Mane labai galbūt vasaromis, tarkim, gydo ukrainiečiai atvažiavę irgi. Jie parodo, kaip reikia gyventi, esant labai dideliai bėdoj ir kabintis, džiaugtis tais kasdieniais stebuklėliais, santykiais, dainomis, pasibuvimais kartu, kol mes dar tai turime. Tai yra laimė, man atrodo. Ir iš tikrųjų viskas yra ne dideliuose dalykuose, o mažuose, kaip Saint-Exupéry savo maldelėje gražiai sakė, išmokyk mane, Dieve, mažų žingsnelių meno. Tai aš irgi jų mokausi. Greitai, dideliais žingsniais jau pabėgiojau ir visiems siūlau prieš Kalėdas tos ramybės lėtai, pasidžiaugiant gyvenimu. Nepaprastai jums dėkoju ir linkiu tos ramybės ir jums, jūsų namams, jūsų kūrybinėme kelyje. Gerbiami klausytojai, su mumis laidoje kalbėjosi rašytojas, scenaristas, dainų autorius ir atlikėjas Vytautas V. Landsbergis. Dėkojame visiems, kurie laiką leidote drauge su mumis. Taip pat dėkojame 9 sezonus mūsų laidą rėmusiam Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, kuris savo veiklą jau nutraukė. Dėl to, kada atsinaujins Aklo pasimatymo veikla, nesame tikri, tačiau kviečiame užsukti į mūsų Facebook puslapį Aklas pasimatymas, sekti jį ir tikrai gausite visas naujausias laidos naujienas. Taip pat kviečiame užsukti į mūsų YouTube kanalą Aklas pasimatymas, ten rasite visas mūsų įrašytas laidas. Na ir dėkoju savo kolegoms, kurie draugė su manimi šios paskutiniuosius sezonus rengia, redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, atsisveikinu su jumis, linkiu gražių metų, gražių susitikimų ir puikių pasimatymų. Viso geriausio.